Labas vakaras, pirmadienio lapkričio 25-osios panorama. Į pirmąjį posėdį šiandien susirinko 5-asis Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo pirmininku išrinktas Vytautas Landsbergis. Prezidentas Algirdas Brazauskas tiki, kad naujasis Seimas įtvirtins palankės tendencijas ir tęs reformas. Pirmasis naujojo Lietuvos Respublikos Seimo plenarinis posėdis šiandien prasidėjo lygiai vidurdienį. Iškilmingą plenarinį posėdį pradėjo vyriausiasis amžiumi Seimo narys rašytojus Jonas Avyžius. Jis palinkėjo naujajam Seimui nesidalinti į laimėjusius ir pralaimėjusius. Dar gerokai prieš posėdį būrys rinkėjų atėjo pasveikinti konservatorių lyderius Vytautą Landsbergį, Gediminą Vagnorių, krikščionių demokratų atstovus. Tuo metu, kai Seimo nariams buvo dalijami portfeliai, kad turėtų kur susidėti būsimųjų įstatymų projektus, vestibiliuje šoko ir dainavo etnografiniai ansambliai. 2 valandas ir 20 minučių užtruko Seimo narių priesaika, kurią stebėjo į iškilmes pakviesti nepriklausomybės akto signatarai, buvę Seimo ir vyriausybės nariai, Vilniuje akredituoti užsienio valstybių diplomatai, bažnyčios atstovai, kiti svečiai. 137 Seimo narius prisaikdino Konstitucinio teismo pirmininkas Juozas Žilys. 7 iš jų prisiekė be paskutinių priesaikos žodžių "Tepadeda man Dievas", o vienas, Alvydas Medalinskas, iš susijaudinimo užmiršo ant Konstitucijos padėti ranką. Prezidentas Algirdas Brazauskas, kalbėdamas pirmajame posėdėje, linkėjo įtvirtinti palankės tendencijas, tęsti reformas. Toks yra svarbiausias, mano nuomonė, naujojo Seimo uždavinys. Prezidentas kvietė Seimą stiprinti santarvę, skatinti kompromisų ieškojimą, užtikrinti valstybės politikos tęstinumą. Ypač nepageidautini staigus posūkiai užsienio politikoje. Jų iki šiol nebuvo. Manau, kad bendromis pastangomis jų išvengsime ir ateityje. Prezidentas pageidavo, kad valdančioji dauguma nuosekliai įgyvendintų šalies ūkio vystymo programą, sustiprintų vyriausybės veiklos priežiūrą. Te palaimina Dievas Lietuvą, linkėjo diplomatinio korpuso Lietuvoje vadovas, Vatikano apaštališkasis nuncijus Justas Mullor Garcia. Įvertinęs nueinančiojo istoriją Seimo nuopelnus, buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas apgailestavo, kad ankstesniojo šaukimo Seimui ne viską pavyko padaryti arba kai ką padaryti prastai. Arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis savo kalbą baigė malda, melsdamas viešpatį laiminti mūsų tautą gražesniam ir doresniam gyvenimui. Po pertraukos buvo renkamas Seimo pirmininkas, registruojamos frakcijos. Tėvynės sąjungos konservatorių frakcijos atstovė Rasa Rastauskienė perskaitė 97 Seimo narių pareiškimą, kuriame jie į Seimo pirmininko pareigas pasiūlė Vytautą Landsbergį. Vienintelį kandidatą parėmė kalbėję Tėvynės sąjungos, krikščionių demokratų, Centro sąjungos atstovai. 12 socialdemokratų nusprendė nereikšti bendros pozicijos, o balsuoti kiekvienas savo nuožiūrą. Lietuvos demokratinė darbo partija balsavime renkant Seimo pirmininką nedalyvavo, o slapto balsavimo rezultatai buvo tokie. Už Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio kandidatūrą balsavo 107, prieš buvo 28 Seimo nariai. Išklausęs sveikinimų, naujasis Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis dėkojo Seimui už pareikštą pasitikėjimą. Žinau, kad šitame kelyje mūsų visų laukia kur kas daugiau rūpesčių ir įtampų negu laimės ir džiaugsmo. Bet turime atkakliai dirbti visi kartu, kad mūsų tėvynėje rastųsi daugiau džiaugsmo. Jūs žinote, kad esu šiek tiek menininkas. Tokie žmonės nerimsta, jeigu kas nors neišeina taip, kaip reikėtų, kaip norėtųsi. Todėl ir naujose pareigose turbūt nerimsiu, raginsiu. Gal ir papeiksiu, kaip atsitikdavo aukščiausioje taryboje. O savo narystę Tėvynės sąjungos frakcijoje nuo šios dienos sustabdau. Apie naujojo Seimo uždavinius Seimo pirmininkas sakė. Peržiūrėsime valdymo ir mokesčių sistemas, kad verslas Lietuvoje būtų skatinamas, o užsienio investitoriai nesibaisėtų mūsų įstatymų painiava ir nepastovumu. Tada rasis ir darbo, ir daugiau pajamų, daugiau galimybių valstybėje vykdyti savo įsipareigojimus. Valdžia turi apginti piliečius nuo nusikaltėlių, bet ir piliečiai te ateina į talką. Šioje kovoje reikia nuoseklumo, pasišventimo, švarių ir tvirtų rankų. Jeigu reikės, bus ir griežtumo,
radikalumo. Naująjį Seimą ir jo pirmininką pasveikino Žemaitijos ūkininkai, linkėdami sėkmės ir padarumo, kviesdami nepamiršti jų problemų. Šiandien naujajame Seime įregistruotos 8 frakcijos. Dar ryte Didžiosios Tėvynės sąjungos frakcija savo seniūnu išsirinko Arvydą Vidžiūną. Krikščionių demokratų frakcijai vadovaus Povilas Katilius. Centro sąjungos frakcijos seniūnų bus Egidijus Bičkauskas, socialdemokratų Aloyzas Sakalas, o opozicinės demokratinės darbo frakcijos lyderių Česlovas Juršėnas. Tautininkas Rimantas Smetona, jaunosios Lietuvos lyderis Stanislavas Buškevičius bei nepriklausomas kandidatas Ramūnas Karbauskis susibūrė į jungtinę frakciją. Demokratai Saulius Pečeliūnas, Jūratė Matekoninė bei politinių kalinių ir tremtinių atstovas Antanas Švitra įregistravo demokratų frakciją. Liberalų reformų frakcijoje Virgilijus Martišauskas, Alvydas Medalinskas bei liberalas Kęstutis Trapikas. Šiandien Seimas priėmė kreipimąsi į Lietuvos žmones. Tėvynės sąjungos konservatorių frakcija šią savaitę Panoramos žiniomis siūlys pakeisti vyriausybės įstatymą. Projekte siūloma panaikinti 5 ministerijas – aplinkos apsaugos, ekonomikos, energetikos, miškų ūkio, pramonės ir prekybos. Įsteigti siūloma kitas 3 – aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių, Europos reikalų, ūkio ministerijas. Dabar turime 19 ministerijų, priėmus šį įstatymą būtų 18. Nacionalinio tyrimų biuro įstatymo projektas jau įteiktas prezidentui Algirdui Brazauskui. Darbo grupės vadovas Seimo narys Romualdas Ozolas įteikęs projektą sakė, kad prezidentas per kelias artimiausias dienas pasitelkęs ekspertų vertinimus turi duoti atsakymą dėl tolesnio projekto tobulinimo. Numatoma, kad į amerikietišką į federalinį tyrimų biurą panašus Lietuvos biuras būtų prezidentui pavaldi ir Seimui atskaitinga institucija, kontroliuojanti valstybės pareigūnų galimos didelės žalos padarymą nacionaliniams interesams ir tyrianti faktus apie visų lygių valstybės pareigūnų piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi. Toliau pirmadienio panoramoje. Baltarusiai referendume balsavo už prezidento Lukašenkos pasiūlytą konstitucijos variantą. Borisui Jelcinui gresia Dūmos komunistų inicijuota apkalta. Prancūzijoje plečiasi vairuotojų streikas. Lietuvą pasiekė antroji kuro iš Venesuelos Orimursijos siunta. Turto bankas tikisi atsiskaityti su visais Aurabanko kreditoriais. Lietuvos gražuolė susitinka su žurnalistais Vilniuje, Miss Pasaulis 96 Indijoje. Šiandien Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka švenčia pergalę. Jis dėkojo piliečiams už paramą ir žadėjo toliau griežtai laikytis konstitucijos ir įstatymų. Baltarusijos rinkėjai apdovanojo savo prezidentą dideliais valdžios įgaliojimais. Nuo referendumo dienos turi būti skaičiuojama nauja 5 metų prezidento kadencija. Prezidentas įgys teisę skirti po pusę Konstitucinio teismo ir rinkimų komisijos narių. Bus sukurti naujieji parlamento aukštieji rūmai su 60 senatorių, iš kurių pusę skirs pats Lukašenka. Iki 110 vietų bus sumažintas žemųjų parlamento rūmų deputatų skaičius. Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Lidija Jarmošina paskelbė, kad už Aleksandro Lukašenkos pateiktą konstitucijos variantą balsavo 70,5% šalyje įregistruotų rinkėjų. Už parlamento variantą siūliusi panaikinti prezidento postą ir daugiau valdžios įgaliojimų suteikti ministrų kabinetui balsavo tik 7,9% rinkėjų. Balsavusiųjų aktyvumas buvo nepaprastai didelis – 84%. Prezidentas Aleksandras Lukašenka pabrėžė, kad referendumas pavyko nepriekaištingai. Padėkojęs baltarusiams už paramą, prezidentas pareiškė, kad griežtai laikysis įstatymų ir konstitucijos. Lukašenko žodžiais visi valdžios organai bus formuojami viešai ir tai bus padaryta iki Kalėdų. Prezidentas kreipėsi į Konstitucinį teismą, ragindamas neignoruoti šalies piliečių valios ir nutraukti apkaltos prieš jį procesą. Tuo tarpu Baltarusijos parlamento pirmininkas Simonas Šareckis, komentuodamas referendumą, pavadino tai farsu. Aukščiausios tarybos pirmininkas kreipėsi į tarptautinę bendruomenę prašydamas pagalbos. Šareckio žodžiais Europai ir Rusijai negali būti vis vien, su kokia Baltarusija joms teks bendrauti, demokratinė ar diktatoriaus valdoma. Šareckis pakartojo jau anksčiau opozicijos skelbtus kaltinimus dėl pažeidimų referendumo metu. Buvo neįmanoma kontroliuoti biuletenių skaičiaus, kuriuos atspausdino Lukašenkos valdžia, tuo tarpu centriniai rinkimų komisijai nebuvo skirta nei rublio. PEP Elta pranešimu, aukščiausiosios tarybos komunistų frakcijos lyderis Sergejus Kaliakinas pastebėjo, kad daugiausia žmonių balsavo tarp 18 ir 22 valandos. Tai gali liudyti, jog rinkimų komisijų nariai patys įmetė biuletenius į urnas.
Prezidento rinkimuose Kalnų Karabachijos Respublikoje išankstiniais duomenimis išrinktas dabartinis prezidentas Robertas Kočarjanas. Už jį buvo daugiau kaip 86% balsavusiųjų. Rusijos prezidento Boriso Jelcino laukia apkalta. Valstybės Dūmos saugumo komiteto pirmininkas Viktoras Iljuchinas pareiškė, kad Dūmoje gali būti pradėtas prezidento apkaltos procesas dėl jo įsakymo išvesti iš Čečenijos visą kariuomenę ir dėl neseniai Viktoro Černomirdino ir Aslano Maschadovo pasirašyto susitarimo dėl autonomijos prieš sausio 27 dieną numatytus rinkimus. Iljuchinas taip pat neatmetė galimybės, kad penktadienį rengiamos skubaus valstybės Dūmos posėdžio metu bus balsuojama ir dėl nepasitikėjimo Černomirdino vyriausybę. Dūmos pirmininkas Genadijus Selezniovas pareiškė, kad komunistų inicijuotas apkaltos procesas prezidentui įmanomas, jeigu paaiškėtų, kad Borisas Jelcinas pažeidė šalies konstituciją.